Taip, stalkeriai žaidžia tankiukais. Čia nuotykiai tęsiasi. Važiuojam. Tvarkos daryti. Taip, situacija tokia. 7 lygio tankai, 6 lygio ir po keletas 5 lygio greitų ir pavojingų tankų. Nu, sudėtingas žaidimas, kadangi labai daug tokių konkurentų tiesioginių. Greitai lakstančių, šaudančių, prieštankiniai pavojingi labai. Čia jau toks žaidimas gaunasi. Pradžioj lengviai tankai kovoja ten. Viens prieš kitą, kas ką daugiau apšvies ten. Vokietukas kitoj pusėje laksta. Nu va. Nepramušu. Ką daryt? Reik paverkti. Nu nepramušu aš 7 lygio tankiuką. O ką daryt su 8 lygio tankas? Ok, tai blin. Ką reiškia būti apsišvietusiam? Gavau. O dar čia artilerija yra. Čia sustoti vietai negali. Nes gali gauti tokį šūvį. Kokia artilerija, kaip dėtų vieną šūvį mane ir nuneša. Išnaudojam kiekvieną krūmą. O kodėl šaudom? Todėl, kad būna tokie atvejai šviečiu, o nieks nešaudo. Tai dabar šaudau ir pats. Nu, šaudau į tos, kurios galiu pramušti. O į tos, kurios nelabai pramušu, šaudau, jeigu jie toli. Ir neapsišviečiu. Taip, kaip genys, pastuksenu biškį jiems. A nervų labai veikia, kai tau stuksena. Genys. Supranti, vat sėdi tankiai, įsivaizduoja, tau bum, 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 ir nežinai iš kur. Taip. O? Didysis šefį pajudėjo. Mes jį apšvietėm. Nu, sunku pataikyti. Įvažiuojantį. Nu, bet nors apšvietėm jį ir dabar lengviau mums. Vienu konkurentu tiesioginių mažiau. Vienu greitų tanku. O, atkeršėm tam kinų kai kažkokiam kiniečiui. Ar japonui, nežinau. Kuris man įpylė. Taip. Nu, ir be manęs nupylė, nors už nugaros man stovi tankiukų, stovi. Principė, aš čia galiu ir drąsiau žaisti, bet kaip žaisti, vat, už pakalį nugaros stovi kas? Įsas ir Helketas, ne? Nu, du pavojingi tankai. Helketas iš viso ten kažkada imba buvo, žinai. Nu, dabar biškai jisai toksai yra, nu, pažemintas ten, ta prasme, bokštelis. Blogai sukiuojasi jau, žinai, netoks greitas kaip anksčiau. Anksčiau buvo imba. Nu, lyg tai 6 lygį, ne? Nu, aš jo neturėjau ir neturiu. Ir nežinau, kaip su juo žaisti. Gal kada nors ir pažaisim. Nors dabar išeina naujas linijas švedų tankai. Prieštankiniai tie, nu, ten iš viso 3 tankai tokie. 2 režimais dirba, žinai, ten prisiploja prie žemės sniperio režimą tokiu. Ir jeigu važiuoja, tai jie ten pakyla, ten... Nu, reikės vieną knopkę daugiau spausti, reiškia, tą režimą pereiti. Bet šaudo tada to sniperio režimu ten prisiploja. Tai jie ten šaudo super taikliai. Ir plokšti kaip blynai. Taip.
Škoda. Vat tą galiu pramušti, bet nepataikau. Ai. Praradau. Nu, netaiklioji ranka. Indienų draugas. Kągi, auksinius ir tam įsui. Nu, blin, nepramušu 6 lygio tanką. Nu, ką man daryti? Reikia paverkti. Nepramušu 6 lygio. Nu, 6, ne? O ką daryti su 8 lygio tankais? Čia 5 lygio tankiukas. O, super. Biškai išlyginam rezultatą. Nu, ką aš galiu pasakyti? Aš turiu ten kokius 4, gal 5 orlikos medaliai tokie yra, reiškia. Čiafi yra numušęs 3 tankus aukštesnio lygio, reiškia. 3 tankus 2 lygiais aukštesnio, reiškia 7-8 lygį. Tas orlikas duodamas už tokius dalykus. Tai reiškia, mes ten lupom. Nu, aišku, lupam tokius tankus, kur pramuši, žinai. Nu, ką pramuši ten? Prieštankinius, artileriją. Kokią stambę. Nu, aišku, sušaudau kitasik ir tokius nepramušamus ten Ferdinandus kokius nors tipo, žinai. Tipo Ferdinandus. Taip, mes gerą strateginę vietą užsiėmėm ir apšvietėm konkurentą savo. Ir dabar reikia ką? Rizikuoti. Nu, ką daryti? Nu, stovi tas Helketas už nugaros. Nu, ką daryti? Nu, jau bazę užminėja. Reikia varyti. Bent apšviesti. Taip. Ai. 2 norai. Į vieną šauti ir į kitą ir gavosi šnipštas. Apsišviečiau. Taip, tai neblogas tas suvedimas. O, Helketas man į subinę šaudo. Ačiū Dievui, o sprogimai aplinkui. Čia turbūt visi į mane šaudė. Kas netingėjo? Ir artilerija. Ha. Super. Dabar lengviau. Nu, aš dabar negrįšiu atgal į tą pačią vietą. Tas susivedęs jau prieštankinis bus. Ten kažkoks lyg tai premium. Su. 120. Ten 4 koks. Mes važiuojam artilerijos. Va čia mėgiamas dalykas. Su lengvuoju tanku, ypač Čiafi artilerijas paieškoti. Bum! O! Draugelis. O jisai galėjo mane vienu šūviu nunešti. Ir šitas galėjo mane vienu šūviu nunešti. Ir visi dabar gali mane vienu šūviu nunešti. Principai, kiek aš turiu 200, ne? Nu, artilerija jo, vienu šūviu. Tas prieštankinis irgi turbūt kokius 200 dar žalos. O, kas ten dedasi? O, gerai. Škoda palindo pati. Nu ką, pergalė. Čia jau dabar pergalė. Mes kovojam lygi galo. O kaip matėt, komanda pralaiminėjo? Kaip pralaiminėjo komanda? O mes kovojam lygi galo ir dabar mes pergalės nepaleisim iš rankų. Jau tą premium tankelį mes sutvarkysim iš toli, iš arti. Kaip nors. Tai va, kaip svarbu išlikti lengvąją tankui, lygi pat galo. Dabar galiu šaudyti iš toli, nematai jis manęs, ne? Dar per krūmą. Galiu iš arti, jeigu noriu. Aš vikresnis, vikšą numušiai, viskas, iššaudai. Easy. Ne visada easy, kitąsyk sumanevruoji ne taip, kaip gauni pats.
bet taip tai easy. Nu va. Vikšriukas. Taip, stalkeris labai nori laimėti. O kodėl nori laimėti? Mes norim tam tankui 3 žvaigždutės padaryti. Čia tas... Nu, nuvėjom į minusą, nes pašaudėm biškį auksiniais. 10 šovinių auksinių. Tai vada. Iki.